Labiausiai vertinu už jų norą, už jų pastangas, labai stengiasi, net per daug. Vis sakau jiem, raginu, kad atsipalaiduokit, jūs žaidžiat, krepšinis tai žaidimas, jūs nebūkit tokie grūbus vienas kitam. Nu kaip taip galima paklausti? Ar iššūkis? Kiekvienas darbas yra iššūkis, kiekvienas darbas reikalauja visiško atsidavimo. Čia ne mano kova, čia kova tarp Žalgirio ir Lietuvos Ryto. Buvau anoj pusėje, stengiamės įveikti varžovą, dabar esu šitoj pusėje, stengsimės šitoj pusėje įveikti varžovą. Susikaupkit, stenkitės, kauti su Lietuvos Rytu, neliūdėkit, jeigu nepavyks įveikti. Ir noriu pažadėti, kad jie matys tokio krepšinio, kokio pasiilgė, kokio nori. Mes su jumis norim, kad ir jūs būtumėt su mumis. Daugiau gal lietuviškų tai pavardžių. Šiaip tai bus, tai galima tai pasakyti, ar komanda sustiprėjo, ar tai susilpnėjo po gero mėnesio, tai sakykime, kai jau apsišlifuosim. Treneris, aišku, yra žymus, tai garsus, tai Lietuvoje turbūt visi žino. Ir apie jo pergalės tai nereikia tai kalbėti, nes tai yra tikrai geras tai treneris, tik tai belieka mums tai išpildyti viską, ko jisai tai pageidauja iš mūsų. Tai pažadas galbūt yra vienas ir daug ką tai pasakantis, kad stengsimės, tai dirbsim ir tai atiduosim visą tai save, o kai bus, tai bus matyti.